Pasileidžiame programėlę. Robotą mes jau esam prisidėję prie paskyros ir viską instaliavę. Dabar mums liko kurti su žemėlapį. Spaudžiam ikonėlę. Štai rodo, kad robotą reikės apsivesti perimetru. Valdosi dviem pultelio manipuliatoriais. Stebim, kad būtų žalias ženkliukas. Tai yra svarbu. Na ir apsivedam robotą savo perimetru. Apvažiavo visą perimetrą. Grįžtam į pradinį tašką. Ir spaudžiame, kad pabaigta. Toliau. Robotas pjaudamas mato kliūtis, jo kamera priekyje leidžia jas įžvelgti. Taip pat mato paliktus daiktus tame tarpe ir lapus, kad neįsiveltų. Be abejo, nereikia manyti, kad robotas yra tiek pat protingas, kiek žmogus. Klaidelių gali pasidaryti arba kartais jums teks robotui padėti, tai pastebėsit jo darbą ir viskas tikrai gausis puikiai. Prieš pradedant pjauti, be abejo, patartina yra pasiruošti pievą. Žolės aukštis, kaip prašo, ne mažiau 6, tai yra ne aukštesnė negu 6 cm, nes kitu atveju robotas šiek tiek stringa ir jam sunku yra laviruotis. Todėl mes vakar apsipjovėm perimetrą. Distancija iki roboto nedaugiau negu 6 metrai, taip veikia Bluetooth technologija. Robotas turi būti pakrautas, telefonas taip pat turi būti pakrautas. Jeigu mes turime kažkokius tai vietovės, kur mes nenorim, kad robotas pjautų, tai mes tiesiog galime apsivesti robotą ir nurodyti, kad yra nepjaunama zona. Kita vertus, robotas turi kamerą ir jis pats gali tą dalyką nuspėti ir apvažiuoti tą vietą, kur nereikėtų jam dalyvauti, vadinkim, pjovimo procese. Taip pat yra pakankamai svarbi zona, tai yra mūsų pasyvios zonos. Kitaip tariant, mūsų įrenginys atpažįsta, kad nėra žolės ir toje vietoje jisai nepjauna. Tai jeigu mes norim, kad per tą vietą pravažiuotų, pavyzdžiui, per trinkelės papultų į kitą teritoriją, mes turėsime išjungti vaizdo kameros darbą. Na štai, pasitikrino įrenginys, kad Bluetooth'as veikia, javepivė gerai, pakrauta, GPS veikia puikiai ir mes pradėsime važiuoti. Dabar yra kalibracija, robotas išvažiuoja iš savo vietos ir pradėsime mes pjovimą. Tikiuosi, jums ekranas pasivers, nes kitaip man neleidžia. Vėlgi rašo, kad 15 cm yra nuo krašto. Apvažiuosim teritoriją. Trintukas, jeigu mes kažkur nuvažiavom negerai, leidžia pagrįžti robotui atgal, kaip minėjau. Įkalnės patarta nedaugiau negu 10%. Na ir pagrindiniai įspėjimai. Viskas. Dabar mes robotą pasistatome į savo pradinį tašką. Galime jį vairuotis greičiau, lėčiau šito džoistikėlio pagalba. Jeigu mes atgal pilnai, tai jis greit važiuoja ir labai greit važiuoja. Na ir be abejo sukinėjasi jisai iš šonus. Mes matom, kaip keičiasi mūsų stotelės kryptis. Viskas, mums beliko apsieiti teritoriją. Grįšim į sekantį video, kai šis darbas jau bus atliktas.